Vaizdo įrašo įkėlimas į TwinSpace. Atidarome TwinSpace puslapį. Pasirenkame savo projektą iš senolių kraičio skrynių. Atsidarius langui dešinėje matome užrašą vaizdo įrašai. Atverkime. Šalia užrašo vaizdo įrašai esanti piktograma pateikia mums paaiškinimus. Kad galėtume pasidalinti vaizdo įrašais, pirmą juos turime įkelti į YouTube ar Vimeo svetaines. Įkeltą vaizdą įrašą galėsite įterpti savo puslapius, žurnalo ar forumo įrašus. Mano įrašas yra YouTube internetinėje svetainėje. Nukopijuokime adresą, grįžkime į TwinSpace puslapį, spustelėkime ant užrašo pridėti vaizdo įrašą ir įklijuokime. Tačiau čia galima skelbti tik nuorodas tų vaizdo įrašų, kurie yra YouTube, Vimeo ar Dailymotion svetainėse. Spustelėkime ant užrašo kurti aplanką ir atsidarius informaciniam langui užrašykime aplanko pavadinimą. Įrašome. Dabar galime savo vaizdo įrašą įdėti į susikurtą aplanką. Įrašome. Vienetukas kairė rodo, kad jau sukurtas vaizdo įrašas yra įkeltas į aplanką. O šalia užrašo aplankai piktograma I pateikia mums išsamesnius paaiškinimus. Jei norime aplanką panaikinti, spauskime ant užrašo redaguoti ir panaikinti. Jei norime vaizdo įrašą panaikinti, spauskime ant užrašo redaguoti bei panaikinti. Gero darbo!